Vaibas pasijungi. Sakė, na, šis tos gerlendas labai geras dalyks, tai ir tą gerlendą apšveit viskom. O, susitraukė šaltą ir žalti dirb. Lipsiam to jau ant stogą gražią darbauteis. Visi bėg kaip kokie vabalele. Nu va, biški dedam sukirpimus, darom. Čia va paskiau, kai darysis pakalimas, sutvarkysis kabinetą ir stalažą rūpužį. Bet taip kažkaip susileidžia. Labai sunku yra, kai reikia sukirpti dvigubas kartą, bet nieko susikerpa. Čia su varžtukais prisigalvodavo, kad jas nepapūsta. Ir ten viršui, tai 3 sujungimai, biški toks berišiauskas, nu bet ką padarysi. Yra kaip yra. Didelių skardų nedaro nieks lankstinių, ateina standartas. Jie danai kažkaip nesuka galvos, iš tikrųjų. Deda ir viskas, ir klientas atėjęs nepasiginčys. Sakys, taip turi būti ir viskas, ko nori nuo manęs. Va, to vyrukai ten uždės pagalius, truputį nueina pakalimas, 3,5 kažkur centimetrų susiaurėja į viršų. Bet mes nieko negalim padaryti. Įstrižainis ir įstrižainis. Šiaip galėtų biški paslinkt, bet ant stogo gal biški bjaurė atrodyti paskiau. Tokių stogų 10 uždengus išgaudytum, kur gali suhaltūrinti, kur gali nehaltūrinti. Nu, ar principas labai paprastas, šaudosi su vinutėm. Čia švarštą tik laikinai buvau įsisukęs prisigauti. Bet su tom plokščia galvėm vinutėm šaudosi, prisišaudysiu ir, kaip vakar minėjau, dėsiu šitas užkabinamo profilis. Va čia jau prie krašiuko įsidės, čia kaip spyna gausis ir užsikiš skardelę. Paskui pažiūrėsim, kaip atrodys rezultatą, aišku, čia labai nesimatys, bus toksai, bet galėsite vertinti, pasakyti, kaip jūs galvojate, ar toks variantas. Neįprantu, nes cinką tu gali pjauti su turbinkė, o skardos negali pjauti, tai pradės degti, nu nedegti, o rūdyti paskiau tai. Ir kai ir dvigubo užlenkta skardelė, jau tai biški sunkiau įkirpti. Nu, bet nieko. Nu, uždėjom antigarsinę juostą. Čia tokia dedas, čia jis plokštė per vidurį maždaug. Turim visą ruluoną. Ir po kiekvieno dedas per viduriuką. Esu jau skardą apjovęs, bandysim pirmą blyną pridėti, pažiūrėti, kas čia gausis. Jo, pirmų lapų uždėjom. Visai atrodo neblogai. Nu tai va, toks tas sprendimas, biškai kitaip nereikia originaliai. Originaliai rodo, kaip minėjau, čia kaladė dedas ir sukasi, gal taip ir gražiau. Jūs pasakykit man. Nu, dedas jostasas. Parodysim mažą gudrybę jums. Gal panaudosit. Va, uždėjom čia impregnuotos medienos gabaliukai, jeigu kondensatas eitų, čia atsimuštų ir nebėgtų mum ant šito. Čia skylė bus didesnė, nes grūsis į vidų tą detalę. O, koks gražus kaminiuks užsidėję. Pataikėm, kaip priklauso, į viduriuką. Tai, biški palieku vyrukus dirbdėje, o man reikia išlėkti iki daktarų. Kaip 2 mėnesius laukiu eilės ir papuolė ant tokios dienos. Kada būt buvę geriau čia daryti, kitoj pusėje Lietuvos, bet yra kaip yra, reikia sveikatą keravot, kaip sakant, pasitikrinti, nes neinam jaunin. O stogiuks tai tikrai gražiai viskas gaunas, bent jau kol kas labai viskas puikiai, lengvai dedas, galiu pasakyti, kas norit, visi galit patys daryti. Žiūrėsim, kaip bus, kai reikės prie veliuksų, bet yra parodyta labai paprasta sistema, bet ten tokia negraži. Nu, man asmeniškai nepatinka. Tai kaip reisim, tada nuspręsim, ar biški pagaišim laiką ir gražiau padarysim, ar padarysim tiesiog taip, kaip šits gamintojas rekomenduoja. Nors žinau, kad, nu, negražiai. Nu, ką pasisekė man čia greta sulakstyti žalti prie tų ligoninės ir atgal anksčio laiko priėmė, kadangi anksčio laiko nuvažiavau. Labai nedaug reikėjo laukti, mūsų kažkoks žmogus pavėlavo. Oi, kapriedžiaus skane. Tokį padarė šiupinį skanų žmonelę, kad marė, tiek dar norėjau, bet žinau, kad nepajudės, tik priėdis. Tai daktarėlis praskanavo mane į inkstus. Buvo čia prieš naujus biškai užskaudėję, kažkas peršalis buvo, nežinau.
Sako, jokio akmenų nieko nėra, sako, aš nieko nematau. Vis gerai, sakau, daktarėlį, iš kur akmenys pas Beniušutį. Žalti savaitgalės, teik alaus, pritūtinu, ten iššaudytų, tai akmenys žalti ten, ujujui. Nu, čia bišda pamačiau, kaip sensas bagar, bet anksčiau jaunystė tai būdavo ujujui. Geri myži. O, vsio, lekam ant stogo, ger sorelis, ger deinelį, nu tai keli žalti. Nedaug tu dėvi, sugadins mane kas nors. Nu tai keli iš karto, į veidus ryti su šlapio škudro. Greta varom darbauteis. Nu, stogelis daug priėm dar nuo kaminiuką ir viskas, pasne plokštė ir stopas. Tai prasigrėžiam su grašteliu skylę ir kerpam su žirklutėm, nes negalim pjauti. Nu, beveik susilankščiau visas tuos, vaiką padvėsis dėjau. Čia prašau vyrukų biškį eit perdaryt, perpjaun, nes to pasakysiu, kokia situacija buvo. Šiaip stogą padarė viskas gerai, tvarkingai. Lygiai centimetrą, 90 laipsnių, visą kitą, bet buvo toks dalyks, kad kai žiūri iš apačios, tarkim, va čia dabar galiu jums parodyti, čia tai pakalims yra gausis praktiškai vienodas. Čia tik atsistuosiu mažiau vėjas bus. Čia yra, kiek čia yra, dabar pamiršau tos skaičius. Čia mūsų pakalims gausis 34. Ten viršų yra 36 ir 37 ir čia yra pačioj. Čia, man atrodo, pačioj yra 31 liktai. Čia 30 tik ten. Tai va, čia plaukė 5 cm. O anoj pusėje gavosi mums, kad anoj pusėje gavosi išlindo 30. Anam namo gale 35, tada viršui gavosi 47, 35, jokiam 7 ir 40. Tai žodžiu labai skyrėsi mum. Tai nusprendėm po 5 somus nugriaužt visą na šoną. Jums papiešt, kad geriau būtų įsivaizduoti. Lietuvoje tai taip nieks nedaro, kiek bent jau nemačiau, kad taip darytų ir čia škavotų. Bet mes nusprendėm, įsivaizduokit, čia mūsų stogas kaip knygą padaryt. Va, čia pakalimas 30, 35, 37 gavosi, va šitoj pusėj. 35, 30, čia 31 kažkur, čia 37. Tai plaukė 5 comai. O šitoj pusėj gavosi 35, čia gavos 47, o čia gavos 40. Ir labai platus ir labai skiriasi. Tai nusprendėm paimti ir 5 somus čia nuimti, 5 somus čia nuimti, 5 somus čia nuimti. Tai čia be palieka 35, tada čia palieka 40, 5 comai skiriasi, ir čia palieka irgi 35, 36 kažkur. Kad labai taip neskirtus. Ir ką mes padarysim, tai mes skardą tiesiog. To eisiu kitą pusę parodysiu ant skardos. Nes ant skardos ganėtinai plati yra. Ir tu nematysi to tokio didelio perėjimo. Ten anoj pusėje mes po 2 cm nuimsim, nes susiaurėja stogą, dangą. Va, čia matot labai plačiai. Anoj pusėje visai strižainė tik susiaurėja stogas. Tai anoj pusėje nuimsim 2 cm nuo skardos, toj pusėje 2 cm toj pusėje. O šį čia, ant to, kur stogas mums pasibaigs, tai čia ateisim su ciela ir nuimsim 4 somus ant pačios skardos viršui. Ir tu nematysi to tokio didelio susiaurėjimo arba to didelio tokio trūkumo. Va. Aš manau, tada visur po biškį trūks ir atrodys normaliai, negu kad vienoje vietoje labai daug trūktų ir kris į akį žiauriai stipriai. Kas nors atsistos, pažiūrės. O dabar, kai žiūri, tai kaip ir viskas gerai yra. Stogelis čia padarytas. Nepatogų laipės. Stalažų neturim daug. Turim kaip ir daug, bet nešiuojamės iš kampo į kampą. Va, stogelis. Ten jau dar vieną galėjau uždėti hebrą šiandien, bet nebedėjo, kadangi
Kadangi, kad būtų laivė patogiau, kai vėliau sumontuosiu. Kaminą aptinkavom, pylėm biškį spirito į košę, nes yra 0 laipsnių laukia. Šiaip sako, iki -5 nereikia, bet va, įdėjom spiritą, kad naktį vis tiek patrauks biškį, kai išgaruota. Tai va tokios dėliškės. Eidu pabaigsiu aš dėt lietvamzdžius. Kiek čia turim tų valandų, dar biškį šviesiai yra. Be 25, nu, šiandien biškį ilgiau padarysiu iki 6. Noriu visiškai, kad pabaig lietvamzdžius sudėti. Lietvamzdžiai sudėti, mūrs kreivas, nu, bet palei šniuriuką viskas gerai. Tai va, tai šitas stogas, tai iš vis nieko nesimatys, bus tik tai čia 2 comus, čia 2 comus. Nusieškavosim nuo skardos, ant tokios skardos galim pjauti, ant kitų skardų nelabai eina, nes jeigu būna ten bangotas, tas čerpių imitacijas, ten nelabai ką padarys. Va, tai ten nusipjaus ir bus biški mažesnis. Bus biški mažesnis, bus biški didžiąją pusę, ten 3,7, ten anai pusėj 3,5, bet bent jau panašiau, negu kad buvo prieš tai čia. Va. Va, brėžinį pasipražiau, netai papasakojau. 3,1 čia buvo, viršus kem 2, 11 comų skiriasi. Ir apačia kem 2, tai dabar paliekam 3,5, viršus bus 3,7, o apačia 3,1. Tai 5 cm tai skirsis. 5 cm yra ne 11 cm. Taip, kad bus daug geriau. Va taip. Haltūrina, nežinau, ar geras sprendims, bet aš manau, kad geras. Geriau visur po 2 cm, po 3 trūksta, negu pyst vienoje pusėje išlenda 10 cm ar 11. A ne tep? Nu, mūsų, kad tep. O paskui pamatysi, ką bus. Nu, va, iš pat rytą vyrukai žymisi, markiruojasi stogą. Čia ateis ir nusipjausim 2,5 comą. Kaip vakar, kad burbuliavau, sakiau, kad dėl tų pakalimų suvienodinimų kiek įmanoma daugiau. Kad būtų gražia ankstyvus rytas, dar čia einu aš pasitikrinsiu pats šitoj pusėj. Ar panašiai gaunas, kad kažkur kažkas nebūtų pabėgę. Šiaip kai dėjo vyrukai skardą, paskui mes kai turim tos susimarkiravę stogą, mes galim pasitikrinti, ar mums kas nors bėga ar nebėga. Gal iš fabriko kartais biški būti skardą, tiesiog eint per tas staklės, paklaida ten 1-3 mm. Tai mes kai turim va šitos susižymėję, mes galim čiūk pasitikrinti 50,5, tarkim, ne? Lipam į viršų. Ir čia labai aktualu, aš manau, kad paskui kai dėdi veliuksą, kad įdėtų tvarkingai, kad nepabėgtų. 50,5. Nes ein biški jį patemti, jeigu matai, kad biški bėga. Tu rupūžė tvarts. Nu va, čia atein skarda, susižymėsim, paskiau kraigiuką. Galėtų būti truputį ilgesnė, nežinau, kaip skaičiavo žmogus, neskaičiavo, kaip ir matuojama iš tikrųjų. Aš sakau, tokio stogo nesu tiksliai dėjęs ir mano nuomonė išmatavimus geriausiai daryti, jeigu nenori paskiau nei karpyti, nei pjaustyti, kai turi lietvamzdį sudėjęs ir jau tą kantą. Tada tie 3 cm plaukiai kažkur. Aišku, geriau tada, jeigu laukimo laikotarpis ir apie 3 savaitės 2 atvežimo, nes vis tiek turi fabrikai išlankstyti, nieks nelauktas kaip princa. Tai tada užsimest tos 5 suomus ir nusikarpyti tada į ką. Va, tiesiog dabar noriu pažiūrėti, kas čia, kaip čia baigės. Čia mums baigės 41. Gerai. Geriau biškai mažiau negu per daug, kad paskui nebūtų lygiai kem 1 čia baigėsi. Lygiai kem 1 nuo šito. Kem 1, tada ir 44. 44. O skarda yra 46. Tai va, tai nusipjaus paskiau. Čiukt. Ir viršui 5 comai daugiau, kadangi biškai vakar pastūmėm. Tai bus apačioj skarda matysis kem 5. Nuo čia pjausis, o viršui biškai daugiau. Nu, pažiūrėsim, kaip atrodys vėliau.
Buvau nuliekęs, sakiau, kitus Artūrką palikau kitam objektą dėti Veliuksą, kur buvau video padaręs, kur tą dvigubą mažiuką dėjau. Hebrytį dės, o aš tada šiandien su tom skardeliam ir pamėginsiu manoj pusę, kokius 2-3 lapus užsukti. Ir šiandien dar biškis su tom skardeliam ir turbūt gal bandysim vieną langą įsidėti, pažiūrėsim, nes rytoj visi tada čia suvažiuojam į šitą objektą greičiausiai. Ir tą didelį dėsim čia, kur 4 dedas. Tas pats didžiausias visas tas konstruktyvas, nes čia 1, 2, 3, 4 Veliuksai dedas. Tada jį apdirbti reikės kažkaip. Ir tada 1, 2. Nu, visada stringi prie langų ir apdailos. Ką norisi gražiau padaryti. Nu, čia vyrukai dar tų nelangstė. Čia toks nusikęs. Anos. Trupučią šaltai. Su vieną ranką. Jau prasivariau, žaltis kūras nukrit. Neveizėkis, krauja negal rodyti. Taip jau kad čia be pirštinių dirbi prie skardų. Vakar mačiau Artūras dirba be pirštinių. Sakau, soski velnių. Neklauso manęs tai vyra. Sakyvo, jau tu jau kraujaškis prasidės. Niekam nerodykit, niekam nesakykit, gera. Kad žioplys beniušis pirštą prasivarė. Tu rūpužį žygdą paskabinau. Iš žioplys nuo rytą. Niek tokį, biš pakraujuosi. Ir kas mėnesį, kaip sakant, kam moteriška mėnesinės, apie statybininkam būn mėnesinį, žinokit. Bėg, varv. Bet dabar šalis mūsų tik ronka į kraus prišalą. Taip nesisunk. Visai gražus. Gal aš būčiau tamsesnę spalvą biš pasirinkęs, bet čia bandė išgaudyti tarp tamsiausio, tarp šviesesnio, kad vasarą nekaistų labai. Aš tik biškai perginu, dabar yra nulinė temperatūra, mes dedam jį. Ar nebus vasara, kai stipriai pasipūs, kad bangelės, pum. Nežinau. Dedam par instrukciją, kiek ir jo dengims. Ir neatrodo, kad jis labai susitraukęs būtų tą skardą. Tai kaip ir gerai. Tos kepurikės labai fainiai, labai paprastai. Yra savo guma, mes dar ant viršaus gumą ir suvarstai bum. Turėtų būti sandariai. Nu, bandom skardintis. Čia kol kas dar nieko nesukom. Bet paskui prisuksim. Čia dabar smagiausia vieta, nes tur sueit. Tai nežinau, ar čia man pakišinėt, ar gražiai bandyti atkirpti. Labai nelengvas reikalas, tai būtų sturbinkę galėtų. Gražiai atpjovė, apšlifavai, o čia kadangi dažytą turi kirpti. Ir gali neiti labai gražiai. Nu, bet kaip nors pamėginsim, irgi palieku aš 2 cm išlindimą, tikiuosi užtenka. Kiek čia vaikšto tą skardą vasarą, tai čia kur susidur įkirpsiu gražiai, čia va įkirpsiu gražiai ir tada čia taip tokį paliksiu klecką. Gali būti didesnis, man jokio skirtumo iš tikrųjų. Tam, kad kai kitą užeis, jinai bus lygiai irgi atkirpta. Ir tiesiog prasikeis ir viso, varžtą prisuksi vieną, kitaip nepadarysi, kažkaip čia mandriau. Nes yra tas palenktas, čia palenktas, paprastos skardos yra, gali įkirpti, sulenkti ir žodžiu, kitaip padaryti. Bet kadangi ir mandros skardelės, čia va irgi pavyzdžiui, matos ten palenda skarda, čia aš iškišti kaip ir negaliu. Tai va, čia suksim varžtin, tai va prisispaus. Nu ir viskas, kažko gudriau nepadarysi. Ir čia į tą nesuksim, kad jeigu kaistų, kad galėtų biški po ją landžių. Čia irgi turėčiau kompensacinį palikti, iš tikrųjų jaučiu tarpelį. Sakau, man su tom skardom jau šiaip gražiai yra, bet ir tokių kritinių taškų, kur tu turi paslėpti. Arba čia reikėtų čia vaipjaut biški, kad jis lystų į vidų. Bet su turbingė gali daug daugiau padaryti, su lankstimais labai susibraižys viskas. Aš nesu tas skardų specialistas, bet kaip sakant, gyveni ir mokės, paskui pažiūrėsim ateityje. Tai šiandien tos visus sunkiausius darbus, tos, kur aš jums laiką pasidarysim, kad rytoj galėtų Hebra su stogu startuoti, o 2 žmonės su stogu, o 2 žmonės langą montuos. Va, pabiškai dirbsiu. Nu jauksis. Jauksis skardininkai iš manęs.
O čia tas svarbiausiai. Kempinkių. Jo. Atkirpau, bet dar reikia dabar kokius 3 mm nuimti, kad dar biškį prasiestų. Nors iš tikrųjų, nu jo, čiut. Čia visai gerai, tai va susispaus. Ir gerai bus. Čia čiut reikia. Negaliu čia prastumčiau, nenoriu nieko kirpti. Čia tai va taip jau kirpta. Reikia čiut dar va nuskusti. O tas užsimaušia, paskui vis tiek kraiginis užsidės ant viršaus realiai. Tai čia, gal net čia nekirpsiu, tik apačią nukirpsiu, o tas už 6 mm ant viršaus. O taip štai va. Bus ledelis. Kaip iš pirmą kartą, nes kartą negu užžalti pats sėsėki. Visai gera bus. Nu, pasidarė šitą pusę. Čia biškelį. Nu, čia tas visas dengsis viršūnė. O čia va taip kaip ir, tai žinau, gerai, čia į tą pusę nesuku, nes jeigu kais, tai jinai biškį galėtų vaikščioti, nežinau, ant kiek čia vaikšto. Tai čia, tada šitą ir šitą nepersuku kartu, ne čia 2 cm įlindus, tiesiog tą prispaudžia. Tada kitą suksim gal čia kur nors, nežinau, kiek šitų varžtų dėti. Tai pažiūrėti, kiek rekomenduojama, kad per daug nepridėti, kuo mažiau varžtų, tuo gražiau gal bus. Va, čia dar reikia užlenkti šitą viršutinę. Nu, čia irgi taip, žinau, galėtų dėti iš tikrųjų tą falsą. Gal falsą įdėti. Galėtų jo dėti tą falsą ir įkišti jį. Gal taip gerai bus. Va, šio, vienas padarytas. Čia paskiau susišaudys. Hebrytę, pietai, galime į to valgyti. Ir pavaisi aną pusę. Atsikirpom pradžią, nes anksčiau rodės, labai džiaugiuosi šitom bošo žirklutėm. Čia ir konkrečiai žirklės. Aišku, garbanuotus kardų nepakirpsi, bet lygias kardus ir labai puikiai. Mums reikėjo tuos 2,5-3 somus nukirpti. Ir galės įdėti pirmąjį skardą, pirmąją stogo. Visas vėjelintas padarytas. Kiek čia turim tų valandų? Šiandien uždėsim keletos kartų. 3 beveik. Jeigu neiškvies manęs vyrukai, bus gera. Nešam, atsargiai nešam, reiks tačią nešt. Negalim gulšę. Labai gerai, kad toks neaukštas. Tai čia galimės taip va praktiškai dviesi užsinešt. Atsargiai. Tai kamera rankos nepatogu. O, jiems deda paklatą, varžtų suka, 2 neša. Labai čia greitai, iki kaminiuko dainam ir viskas, nes čia. Ir to bus vėliuksas. Nu va, taip ir darbuojamės, biškelį. Ir bus topas, nes čia vėliuksas. Čia va, per vidurį. Jo, berniukai suk ventiliacijas. Aš čia susukau varžtukus į vėjelintę maždaug kas 80, labai čia mats. Lemo ten tiek stengiaus sukirpti labai gražiai tą viršūnę, o pasirodo kraiks turi tokią biškį formą kitokią, tai reiks nukirpti arba nulenkti. Va, čia irgi susukau tvarkingai. Stogą susukom iki kamino, kur bus rytoj vėliuksas. Šiandien mažiau biškitų, bet daugiau buvo visokių vėjelinčių skardų ir kitų darbų. Tai pasilikom vietos. Čia va bus vėliuksas. Tai atrodo gegnis kreivas. Tai yra toks kreivas atrodo, bet gegnis ir kreivas. Tikiuosi tilps vėliuksas. Tai tą įdėsim. Prie kamino labai paprastai, nežinau dar kol kas kaip lankstysiu, kaip nuspręsiu, bet apskardinims jų labai toks paprastas yra. Tai bus matyti. Reiks pasidaryti kopičią specialias įsileis, kad galėtų lipti ant stogą, labai neišterliuoti. Į tokią tą darbo dieną šiandien. Šalta vėl vakarą dieną, tai buvo jau gerai šilta netgi, o dabar
viesiai. Nu ir čia va vėjelintas pabaigtas, tai reikia varščiukus susukti. Tai nu dar biškį pasukinėsiu, kol nėra žiauriai tamsiai. Ir važiuot numiai 5:30, bet jau leidžia ilgiau dirbti, jau gerai jau. 5:08 jau šviesiai įdavot, iki 5:30 eini padirbti. Gerą dieną. Daug tokių nesąmoningų smulkių darbų, bet juos irgi reikia padaryti.